Čia mūsų kaimynas iš pietų pusės. Pas juos, jeigu palygint mūsų žemę ir kaimyno pusės žemę, tai toks susidaro įspūdis, kad čia kažkada buvo visas juodžemis iškastas ir perpiltas į mūsų pusę. Nes aukščio skirtumas tarp dirvožemių čia labai aukštas. Tai čia taip atrodo mūsų žemė, mūsų sodas iš toj plokštumoj, kuris yra palei kanalą, iš vakarinės pusės. Ten tolumoje yra, man atrodo, 3 ar 4 eukaliptai ir akacija apaugusi. Tai eukaliptai ne mūsų žemėj, o akacija mūsų. Akacija pasirodo yra uždraustas Portugalijoje medis, augalas. Ir oficialiai negalima jo nei sodinti, nei persodinti. Aišku, gal į kalėjimą niekas nepasodins, bet realiai yra uždrausta, legaliai negalima nei sodinti, nei persodinti. Bet jeigu jis auga natūraliai, tai viskas gerai. Tai mes su Lidija paliksim akaciją. Jį matosi po truputį, kadangi mes nersim žemės, tai po truputį plečiasi. Tai čia tas mūsų kalniukas, trikampiukas į rytų pusę, nuo kurio filmavau į apačią. O čia iš pietinės pusės taip atrodo, ten Lidija daro daržą. Čia vakarinė pusė, šiek tiek stulpas, kuris ant mūsų žemės. Šiandien buvo labai graži diena, sausio 3, gal kokie 12-13 laipsnių. Tačiau vien su maike buvau sušlapęs. Tai čia vasara bus iš viso katastrofa. Mandariną aš jau 3 kartus buvau nuskynęs. Priskyniau 3 Maksimos maišelius. Toks įspūdis, kad net neskinta. Aš nežinau, vos galima būtų ant turgelio vežti pardavinėti. Bet čia tikriausiai niekas nevalgys. Ten už mandarino stovi apelsinas. Už apelsino stovi klementina, nesimato. Ten irgi apelsinas. Ir mes čia turim dar vieną tragediją, kurią išmokom. Neturim mes čia citrinų ir pasodinam citriną. Ir panašu, kad nušalo. Ji buvo vazone ir pardavinėjo pastate. Ir tikriausiai mums reikėjo laikyti pastate apie mėnesį. Panašu, kad citrinos nepakelia šalčio. Ir čia lygiai tas pats yra kairiai pusiai. Čia apelsinas senas. Ir čia aš nežinau, kaip jis vadinasi. Angliškai vadinasi lime. Irgi pašalo. Bet šiaip po truputį atsigauna. Prieš 3 dienas buvo lapeliai išvis geltoni. Tai čia yra lime. Jis kaip citrina. Tik tais vaisius žalias. Tai va truputį mums gavosi avarijų. Čia ta siena, kur sakiau, kur išgriuvusi. Nežinau, kas čia gavosi. Čia dar vienas matosi šitoje vietoje. Buvo karjeros akmenų. Irgi padaręs duobę gan didelę. Nežinau, kam jie tuos akmenis čia. Žodžiu, jie norėjo čia tą kalną griaužti. Nežinau, kokius jie įrankius naudojo, bet labai giliai iškasdavo. Matyt, daug laiko turėjo. Tai va taip atrodo iš pietinės pusės. Ten eukaliptai yra kaimyno žemėj. Vienas eukaliptas šią žiemą ar rudenį buvo nuvirtęs žemės. Dideli medžiai, nežinau kiek metrų. 30 gal? Žodžiu, dideli medžiai. Pabandysiu pritraukti. Ploni kaip pagaliukai. Tai va, dideli medžiai.